Paskutinis mūsų uždavinukas su įrašomu atsakymu. Žiūrime, mūsų kampas alfa yra nuo 180 iki 270 laipsnių. Nuo 180 iki 270 laipsnių, štai čia yra trečiasis ketvirtis. Šiame ketvirtyje ir kosinusas yra neigiamas, ir sinusas yra neigiamas. Tai kai spręsime, mums tiks tik neigiamas sprendinys. Nu, toliau aišku, naudojamės pagrindinė trigonometrinė tapatybė. Sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa lygu 1. Taigi, sinus kvadratu alfa lygu iš 1 atimti kosinus kvadratu alfa. Sinus kvadratu alfa lygu iš 1 atimti minus 4/5 kvadratu. Apskaičiuojame, iš 1 atimti 16/25 yra 9/25. Na taigi mūsų sinus kvadratu alfa yra 9/25. Mes žinome, kad mūsų sinus alfa yra neigiamas skaičius. Taigi aš ištraukiu šaknį, gausiu, kad sinus alfa yra minus 3/5. Tokį atsakymą ir įrašau štai čia. Uždavinys išspręstas.